spindinčią šventumu, patrauklę, mylimą visų bažnyčią. O gal priešingai apniko liūdnos mintys, nepasitenkinimas, nusivylimas savimi ir savo bažnyčia, gal susigėdome, gal nusišypsojom. Jūs girdėjot, kaip suokė Apaštalų darbų knygos autorius. Visi tikintieji laikėsi drauge, turėjo visą bendrą, nuosavybę bei turtą parduodavo ir pardavę padalydavo, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien eidavo į šventyklą, laužydavo duoną, džiugia ir tauria širdimi vaišindavosi, darė daugybę stebuklų, buvo visos liaudės mylimi, visus patraukdavo, Viešpats gausino jų būrius stebuklingai. Na, rojus žemėje, kur visa tai dingo, kur visa tai ištirpo, išgaravo, pasislėpė. Kodėl ne mes tokie? Per 2000 metų bažnyčia drebino, tai bedrebina skandalas ir po skandalo didesnis ar mažesnis. Konfliktai, skilimai, nesutarimai, pasidalijimai, susiskaldimai. Kur šiandien ta vienybė, kur tie stebuklingi ženklai, kur ta liaudies meilė visuotinė? Atrodo, kad šiandien bažnyčios institucija sukelia daugiau pykčio ir kritikos negu meilės kažkokios ar palankumo. Kur bendra nuosavybė? Girdėjot kada nors? Nebent vienuolynuose pėdsakai, tolimi pėdsakai tos gyvensenos, sakau pėdsakai, noras ir nepajėgumas kartu. Na taip, džiugios ir taurios širdys jos yra, bet jūs patys žinot, kad daugiau turbūt išimtis negu taisyklė. Žmonės skundžiasi, kiek sykiai atsitrenkia į kunigų šaltumą ir abejingumą ir priešiškumą ir pyktį. Ar šiandien mes turime teisę dar tebesivadinti krikščionių bendruomenę, apaštališkojo tikėjimo paveldėtojais? Ar įsižiūrėję į tą ankstyvosios bažnyčios paveikslą, išgirdę jo prašymą ir matydami, kas dedasi mumyse ir mūsų bažnyčioje, mes esame nuoširdūs, giedodami aleliują ir sakydami, jog tikime, kad Kristus prisikėlė? Sunkus klausimas. Aišku, galima jį apeiti, galima jo nekelt, galima nuo jo įsisukti. Galima sakyti, filosofuoti, kad bažnyčia kaip ir visur yra juoda ir balta. Galim tą iššūkį Apaštalų darbų knygos paversti, kaip čia jis paverstas, moralizavimu. Žiūrėkit, kokie buvo apaštalai, kokia bažnyčia buvo šventa ir nepriekaištinga, o kokie jų šiandien sugedę ir pilni nuodėmės ir neteisumo. Tiesa, kad viskas keičiasi, tiesa, kad gyvenime yra juoda ir balta, kad bažnyčioje persipynęs šventumas ir nuodėmingumas, bet neramu juk, ar ne? Ar mes iš ten atėjome? Ar mes ta pati apaštališkoji bažnyčia? Ar tas pats tęsinys, tos pačios šaknys? O gal tik keli šimtmečius? Gal krikščionybė po Konstantino edikto 4 amžiaus pradžioje baigėsi, kai ta prasidėjo visa kryžiaus ir karūnos sąjunga. Gal tai tik kelių šimtmečių stebuklas. O dabar kas? Na, viena kita bendruomenė mažutė, kur nors susidariusi kaime, 14 žmonių gyvenantys pagal tas taisyklės. Gal čia tiesa? Gal jau kitoks tikėjimas ir kitokia bažnyčia? Klausimai. Ir todėl, kad bažnyčia yra slėpinys.
Sakydamas tą žodį slėpinys, aš nenoriu visko vėl suvynioti į vatą ir pasakyti, kad belieka nusilenkti, susitaikyti, priimti, keliaukime ramus, namo viskas tvarkoja, viskas gerai, nieko čia sielvartaus pūstis ir kritikuoti. Slėpinys tai reiškia, kad, kągi nesuprantu, slėpinys reiškia nerandu atsakymų vienintelio teisingo. Slėpinys reiškia nežinau kaip ir kas, kokiu būdu, kada tampa pasaulyje prisikėlusio Kristaus ženklu. Galiu nutuokti, galiu jausti, galiu įtarti, bet nežinau, ne mano rankose, ne mūsų, ne žmogaus rankose. Slėpiningoji bažnyčia. Jūs žinokit, kad tą idilišką paveikslą, kurį girdėjom, jeigu jis toks buvo, sakau, jeigu jis toks buvo, labai greitai aplaistė Stepono kraujas diakono. Kodėl, jeigu krikščionys tokie liaudės mylimi, visiems priimtini, visų gerbiami, kodėl tas kraujas? Dar kiek laiko toje bažnyčioje Pauliaus skandalas, buvęs persekiotojas, tampa gerosios naujienos skelbėju. Jis konfliktą atneša į bendruomenę. Nepasitenkinimą, jis bus suskilimas, jis ginčysi su Petru, jis kaltins Petrą. Dar kiek laiko kitas skandalas, pagonių įtikėjimo Antiochijoje skandalas, kur nuvažiuoja nieko nesitikėdami keli mokiniai išblaškyti persekiojimų ir randa pagonijoje, ten, kur neturėtų būti, tikrą tikėjimą. Ir tada lėks iš centro Barnabas, pasiųstas kaip policininkas, įvest tvarkos ten. Bet matydamas tą akivaizdžią malonę net laikysis ir susikėdos su Pauliumi. O dar vėliau išsiskirs su Pauliumi, ta draugystė gražiai šventa žlugs. Džiugiai ir taurė širdimi laužydavo duoną. O žinot, ką Paulius rado Korinto mieste krikščionių bendruomenė, kuriai rašė savo meilės himną? Susiskaldymą, nelygybę, veidmainystę prie Eucharistijos stalo. Ir sako, nejau jūs manote, kad jūs susirenkate viešpaties vardu, tai jau jis yra kartu su jumis. O pats tautų apaštalas, ar ne dejuos, tyliai ir nuolankiai, visi mane apleido. Tai toje brolių visuomenėje, bendruomenėje, kurią mums šiandien taip pavaizduot nori latelį sekmadienį. Visi mane apleido. Turi skaudėti. Gerai, kad skauda mums tą bažnyčios slėpinį, tą nesuvokiamą tiesą, patirtį, istoriją, kad prisikėlęs viešpats kažkaip, nežinau kaip, kažkaip gyvena, kalba toje šventoje ir nuodėmingoje bažnyčioje. Kad prisikėlęs viešpats kažkaip randa kelią pas žmogų. Gydo, maitina, laimina. Bažnyčios slėpinys. Ten, kur mūsų žmogiškasis protas, logika, teisingumas rašytų nuosprendį. Ten, kur būtų pralaimėjimas ir griuvimas. Ateina viešpats ir sako, ramybė jums. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Turi tai skaudėti. Turi skaudėti, matant, kad nesame tokie, kad mūsų bažnyčia nėra tokia, kaip aname idiliškame paveikslėlyje. Turi skaudėti, kad šiandien retėja krikščionių gretos užuot pasipildžiusios stebuklingai. Dėl daug ko turi skaudėti. Blogai, kai neskauda. Blogai, kai tik tai teisinamės, ginamės, kaltinam kitus. Blogai, kai esame patenkinti savimi. Kai paskęstame toje nesudrumsčiamoje, nesugriaunamoje ramybėje, viskas tvarkoja. Bet ne
kodėl turi skaudėti, kad sakyčiau, jog skausmas ir kančia tai yra vienintelė priemonė pasiekti išganymą. Skaudėti turi dėl to pirmiausia, kad tik per skausmą mes galim kažkokiu būdu susitikti su prikeltuoju Viešpačiu. Ir dėl to šiandien Evangelija meta tą kitą paveikslą apaštalo Tomo, dvynio, kurio tikėjimas gimsta iš skausmo. Iš skausmo, kad jis netoks kaip kiti apaštalai, kad jo nebuvo aukštutinėme kambaryje tą dieną, kai atėjo Jėzus ir pasakė ramybę jums. Dėl to, kad jis negali įtikėti savo draugų liudijimus skausmus. O nuostabiausia, kad Tomas, išgyvenantis skaudžiai savo skeptiškumą ir netikėjimą, vienintelio dalyko maldauja iš Viešpaties. Neprašo parodyk man stebuklingų ženklų, neprašo apreikšk man savo šlovę ir galybę, neprašo išnaikinti mano abejonės. Vienintelio dalyko leisk man pamatyti ir paliesti tavo žaizdas. Ir kada pamatys, kada tos žaizdos jam bus apreikštos ir atidengtos, tada Tomo širdis sukrutės ir iš jos įsiveržti žodžiai. Patys svarbiausi Naujojo testamento žodžiai, vieninteliai žodžiai Naujajame testamente. Mano Viešpats ir mano Dievas. Taškas. Aš labai norėčiau, daug kas labai norėtų, kad Kristaus prisikėlimą mums šiame pasaulyje liudytų spindinčios bažnyčios dorybės, teisingumo, socialinė veikla. Stebuklingi ženklai, broliška meilė, mūsų pačių džiugios ir taurios širdys. Bet deja nebus taip. Ir dar kartą nežinau, kodėl Viešpats neprisirišo prisikėlęs Kristus prie idiliško bažnyčios paveikslo. Prisirišo prie kitko. Prisirišo prie viso to, kas kelia mums skausmą ir nerimą. Ir pasinerė į žaizdą. Į savo žaizdas, į bažnyčios žaizdas, į viso pasaulio žaizdas. Nes tai yra prisikėlusiojo Jėzaus Kristaus žaizdos, jo gyvenimas. To, kuris per amžius pastatytas mums, kaip mūsų Viešpats ir mūsų Dievas. Kad ir kaip būtų liūdna, kad ir kaip norėtųsi ko kitko, neduotų. Neįsigaskime žaizdų. Tikėjimo išpažinimas.